Labą dieną. Tada. Dienos gale. Skrisim lėktuvu. Jo 5 lėktuvais. Jau tamsu, ne? Jo. O tau nereikia? Belen kaip tamsu jau. Mane reiktų mums didesnį pasidaryti. Čia? Labas rytas, labas rytas. Koks peizažas, muzika groja, laivas. Labą dieną. Šiandien mes važiuojam ratuką aplink Kauną ir jo rajonus. Tada. Važiavam šitą ratuką kokius 4-5 kartus, bet šiandien mes norim jums jį parodyti. Taip, tai varysim mišku, pagrindas, viskas miškas, bekelė, kelsime su keltu ir Važiuosim palei Nemuną. Jo dienos gale. Skrisim lėktuvu. Jo 5 lėktuvais. Ir dienos gale mes nakvosim laive. Taip, bus nakiniai laivai, įdomu kaip čia seksis. Įdomu mum ar nesušalsim, įdomu ar viskas bus labai gerai, bet čia nuotykiai ir prasideda. Sušalimas dar nėra taip blogai, bet jeigu subos, tai nieko gero. Nu, bet žodžiu, tai va, tai viską pamatysi toj už kelių sekundžių. Tidu. Pasikalbėjimo įranga, nes su kilčiant reikia negaliu šnekėti. Kas gražiau ir nefainai. Op. Ką? Šneki, ką nors su savim? Pavyzdžiui, aš su savim šneku? Ar tu šneku Irgi su savim šneki? Taip. Jeigu tik tai 4%, tai čia greitai nusproks aš vėl. Nepasirūpina. Kilčiankaitė nepasirūpina. Nu. Reikia pasirūpinti tokiais dalykais. Aš kaip tik važiavau ir galvojau, taip, gerai, yra ta pasikalbėjimą. Taip nepriliprim ant prie užpakalio. Jau kažkaip ir gaunasi. O, nevažiav, ten reikia užpakalio. Sako, pafilmuok mane, aš pirma važiuosiu ir nulėkė, kad net GoPro nemato. Nu, tai... Ar tu supranti, kad tavęs nemato net GoPro per tavo tokį tolimą važiavimą? Jo, bet ten buvo daug šakusimų. Tai iš tai reikia ir nelėkti? Nelėkti? Jau, tikrai. Tai dženkaitė paleisk mane džiugo, tai 3 medžiai ant posūkio ir viskas. Jeigu be priežiūros. Nu, grinai. Taip. Kiek? Ką su tais medžiais? Nu, ta prasme, 3 posūkiai, tai 3 medis jau bus tavo. Nu. Grinai. Bet matai, kaip važiuoju, kur važiuoju? Jo. Čia instinktai tavo veikia. Navigavimo, kurių neturi. Dabar kur? Tu net kelio namo neberastum jau. Mes nuvažiavom dar tik kelius kilometrus.
Medžiotoja. Pasakyk, kad teisybė. Taip, tikra teisybė, jau pieno namuodamas čia į kairę. Ui, šiek lemon. Jau kažkas važiavę, matai? Dar girdė mane ir jau Mes nepravažiavom tą ženklo. kokio ženklo. Kur motociklininkai draudžiama. O, tai? Kur motom draudžiama važiuoti kažkoks. Taigi čia į Marijampolę pravažiavom. O ten dabar, kur į kalną tą kilom, tai ten buvo motorinio transporto. Nu, ne motorinio, žodžiu, mašinų. Automobilių eismas draudžiama buvo. Čia papasako, kaip man gerai sekėsi ir kaip aš tave jau pralenkiau. Pernai išlaikys teisės lenkėti. Tai žinai, tai mokinė. Šiaip tai geras mokytojas, jeigu mokinys pralenkia. Žinai? Ar nežinai? Palauk, mes į Marijampolę važiavom, kai ten belenkiek smėlynų buvo, ne? Taškinis. Va, grybautojai. Arba čia žinau, pogautojai. Ar čia ne? Mes vis aš to nežinau. Nesigaudom, nei su grybai, kaip suvalgom. Nu, šiaip tai galėtume atvažiuoti, princesė, nes aš tai jau jum ant kovų lipu. Važiuojam. Bus kairiau. Dar gerastas, miestelis, šakelis. Lekiečiai. Stojam čia į turgų, pardavinėsim fondas. Jeigu kas nors norite atvažiuoti lekiečiuose, mes pardavinėjam savo monas. Kur stojam? Čia stojam. Prekystalį. Prie prekystalio, saulytas gal reiktų, ne? Sėdėkmuo. Wow, kas čia man dabar nutiko? Bus gerai čia. Nesuprantu, čia kliūbų už tos tašės, kas čia yra, mano kelnis nečiuožė. It's for bandelytės. Girdai? Laimės šokį galima sušokti, laimės šokis. Ką jau vieną, va, išsilydžiusi, nes Kristina nenusėmė. Iš tos laimės, kad tašytę turiu. Jo, iš tos laimės, kad turi tašytę, jos nesidėjo šiandien ir nenusėmė laikiklių. Tai išlydė viską. Aš nulipu nuo moco ir sakau, blemba, čia mano mocas dega. Nu, bet beveik ir dega, nu tai kur tau šitiek, ir čia dar jo nemažai paslydė, žiūriu. Nežinau. Kritinė klaida. Kritinė klaida, ryški kritinė klaida. Einam bandelyčių. Pasaulyje. Ką valgysim skanaus? Valgysim. O Jezu. Tik nežiūrėjai. Dieta. Čia šiandien galima. Kristinos mamai bus vėl pasakyta, ta prasme, nuolatos yra geriami energetiniai. Negaliu šito klausyti. Nuolatos. Aiktų. Siaubas. Tik šventiniam dienom. Jo, šventiniam. Tai dabar žiūrės mane sportininkai ir sakys, kokia visai jau. Taip, tai esi nepavyzdinga sportininkė, nes va, šitas va yra, nu čia yra
Velnio gėrimas, velnio eleksyras. Aš tik kartais. Tu su Honda skrist nori? Kas tau yra dabar? Kartais. O šiaip tai bandelytės yra tradicija ir mes tikrai jų nevengsim, tų tradicijų. Taip. Šitas turėtų Šukuosina 80-ųjų, kaip jums? Visai nieko irgi, ne? Pažiūrėk. Ble. Su obuolių piragas. Trupininis. Raga. Ragaujam. Am. Tu Aš turi tai galvoju, čia aš tai visą nesvalgysiu, tikrai. Pristatysiu savo naują šokį. Ritmo reikia. Kaip ten tą pritupimą pamiršai? Pritupimą. Dar kartą. Oi, palauk, aplodismentai. Gerai, viskas, mes pavalgėm. Pavalgėm, atsigėrėm. Burnoj nieko neturėjom, ne? Bandelyčių dietiškų suvalgėm. Viskas, lėkiam toliau, ne? Lėkiam? Jei! Akiuliaurai eina jau į trasą, nes miškai jau tamsu, ne? Jo. O tau nereikia? Belen kaip tamsu jau. Jo, saulė tai žemai. Problema, nu miškai tikrai tamsu, aš miškai tai jau sunkiai matau. Čia dabar tipo palikai man viską susikrauta, ne? Ne, nu viršūnė. Man atrodo, kitą kartą tašytę tu vešės. Nevalgomo pirago. Įsidėsime į tašį, nevalgomo. Skanus, geras. Jo. Obuolinis. Cukraus tai tona kokia. Kur tu siūlai čia man viską sugrūst? Žiūrėkit, vienas dalykas, be kurio mes negalėtumėme įsivaizduoti savo važiavimo, tai yra kardo. Kur prikai? Timoto. Kur? Timoto. Ką čia reiškia? Parduotuvė Kaune, Petrašiūnuose. Labai nepigu, bet labai kokybiška ir labai reikalinga. Oi, influencerė, reklamerė. Kai jau gausi nemokamai, oi, kuodas, kai gausi nemokamai tokias prekes, tai bus kitas lygis. Nu ką, reikia telefoną krauti dėti. Tadadadam. Lauk, čia užsisakiau, nes mano kortelė, tai čia taip vieną kartą išskrido, antrą kartą to liks. O tai palauku, ai, tu grinais dabar mokėjai. Oi, senatvė. Oi, ta. O, dabar girdžiu. Žiūrėk, kai varysiu dabar. Nu. Veidrodėlį pamečiau. Tas jaunatiškas, nežinau net kaip čia įvardinti, nieko nepalikom. Ne. Gerai, važiuojam dėti, kol neik per gatvę. Freedom. Keep your ear to the ground. Talking about the freedom. It's the best show in town. Freedom. Well. Freedom. I'll give you freedom. Yes, it's right. Freedom. Start right now. Freedom. Get your freedom tonight. Freedom. Everybody, young, old, all you lovers, this is our time to rise back from the sand and claim our freedom. Talk
talking about freedom. Nes kad miške asfaltas, nu tai čia... Dabar nieko nesakyk ir uždėsim tą tokią baisę muziką, lėtai važiuotų. Nežinau, kitiem patinka šmirinėti po tokias vietas, bet man asmeniškai tai žiauriai nepatinka. Aš tai tikrai nefanintų apleistų vietų. Da, va taip dieną tai gali. Bet vieta įdomi. Įdomu, kodėl, kas buvo, kieno, kam dabar priklauso. Bet kaip surasti informaciją, tai net neįsivaizduoju. Yra fanų ten, žinai, kur jie važinėja po ten tas apleistas vietas, ieško ten tų tokių vietų, visokių. Eikų, man tai kraupu. Atmins, kokius skalta. Veras Girls Motocamp žinios. Bet reikia supranti tiesiai. Ai, bendriau čia, va, tarpukas yra, žiūrėjau. Aš norėčiau pabandyti peršokti. Jisai kreivai stovi. Peršokt gali tik tai tada, kada tiesiai stovėtų. Kreivai tai nusiversi. Kaip gaila. Eik tu šitą. Matai, aš net ir ant tos kreivos neužvažiuoju. Įstrigai. Jisai yra kreivas. Jo, tiesiai būtų, tai čia dzin tokia. Prašau. Būtų dabar. Viena kliūtis šiandien. Palauk. Oi. Nu, atsargiai. Mes neįveikėm kliūtį. Žaibuką nežaibu. Gerai, stojam. Išvengėm kliūties. Gesink, matot. Kodėl stojam? Nu, tai reikia pasikeisti bataraiką. Tu to sakiniu, žiūrėk. Visada užfiksuok, tai jie nesimatys taip. Mielai. Sustojom pasikeisti bataraiką. GoProškės, ane? Jo, Kokia tyla, negirdi? paklausykit visi tylos. Pauliau iš Portugalijos, nu, ką pakomentavo? Sako tvarte. Kur? Ką mes tau į kumelės, į vištas panašias? Ką mes tau kumelės? Ne, Pauliau, netvarti. Netvarte. Koks Paulius iš Portugalijos pakomentavo. Atneš pro. Paulius iš Portugalijos, nu, ką pakomentavo? Sako tvarte. Kur? Ką mes tau į kumelės, į vištas panašias? Ką mes tau kumelės? Ne, Paulius, netvarte. Netvarte. Gerai? Gerai, mane užtagė. Portugalijos pakomentavo. Žodžiu, galim papasakoti ir čia. Tada padarėme Instagram'e klausimyną, kad žmonės spėliotų, kur mes šiandien nakvosim. Jūs jau žinot, mes jau jums pasakėm. Neina, va dabar. Miške neina? Va. Parodė. Kas čia garso nėra? Kartą aplink tą patį varom, bet šį kartą nufilmuosim. Bet mes nakvosim kai kur. Tai ne palapinė, ne griovy kokiam nors. Ne viešbutį, galite spėti kur. Tai dabar spėjimai buvo kur? Apžvalgos bokšte, tvarte. Ir sakė, neperškus griovą, nes kit op. Nes aš sakiau, kad negriovy. Dar turim spėjimų, bet paskui pasidalinsim. Gerai. Varom. Oi. Žalio vyno išger, sutikau gegutėlę, užkukuojant. Kiek kartų? 3 kartus. Oi, lyg.
Oi Lilia, oi Lilia, oi Lilia, ku 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 ku. Oi Lilia, oi Lilia, oi. Labą dieną. Labą dieną. Oho, ten žiūrėk, su priekabikė dar. O, gerai numeriai. Lietuviška vėliavėlė. Ir visi 5 tai. O, Kristinos. Matėjai, išverčiau numerius. O, Kristinos. Kristinos. Atsargiai, atsargiai. Kur tu ant manęs važiuoji? Nevažiuoju. Kodėl čia? Ką žinau? Tiesiog, kad dar kažkas tilp. Tai ir išsiaiškinsim, Fenikė. Tai klipduką užkliuos, tu lauk bent manis. Kiek bus? Dar kai buvo manais laikais, tai po eurą mokėjom. Anais laikais. Aha. Čia 5. Antrais laikais. Įdomus laikai buvo. Pernai tai tikrai po 2 eurus mokėjom. 8 turim duoti, ne? Nu, tai 10 centų, čia nesvarbu, viskas gerai. Mes lipduką užkliuosim. Nu, kliuok lipduką. Bet čia kliuok, ten šitą. Bet čia. Bet vis daugėja, man atrodo, tų lipdukų. Jo. Nu. Reiktų mums didesnį pasidaryti. Labai jau toks neryšų. Va tokį maždaug. Nu. O, žiūrėk, dar bus klubo. Road Warriors. Tu čia kitų nereklamuok. Žiūrėk, Kauno motociklininkės. Tai. O čia koks? Iron Wingsai. Šiek Marijampolė. O, kapsukas, manau. Baikas, partner. Gerai, viskas, nežiūrėk čia svetimų. Į svetimus nesidairom. O čia viskas ir išplaukam. Greitai kaip. Nu, pažiūrim, kas dar pakomentavo, tada pažymėsim. Kad tau kaip voratinklis, bet turbūt, kad plaukas. Daug iššaus. Kodės? Daug. Ava. Šovas. Au! Gerai, pasitam. Bet ką jie ten su palapinė, jie ten nakvos įdomu? Ne, ten tik tai žvejoja. Žuovėje turi gal ar kažko tokio. O, dar macas. Bet mes visai laiku, ne? Oi, susivavo nemalonu. Viso gero? Viso gero. Gal palauk, kad jis čia išvažiuos. Gal paskui dar vidury, kur ne, mes nepasiekėm. Ne, nu jisai... Va taip kaip sakei.
brokolis važiavęs. Kas juokingiausia, kad čia buvo paprastas teisus kelias, yra nuvažiavam. Tai žinau. Viso gero tau, kaip rankaitė, viso gero. Tokia mandra, tikrai žinai, kur kelias, tai viso gero. Lankykit, vietą parodysiu. Gal čia vainiausi? Ne, aš tai galvoju, net nestojam, tiesiog važiuojam viskas. Tai žmonėm drumsti gamybės. Kažkokiu meno pavyzdys. Šiaip, kad važiuok geras oras, žmonės melžia. O čia žiauri fainas, susitinkai, žiūrėk, su smėlis, su visko. Galima tada daryti, pažaisti. Nu, ne, du ten žinai. Niekam neveikia, niekam važiuoju, visai. Keistai, gal čia jau tik pat... Gal jau sezonas pasibaigė iš tikrųjų. Nu, blemba, nemanau iš to. Aš tai manau, bet tada žydrekai, žinok, dar manau, kad dar porą savaičių mažiausiai, pavyzdžiui, įdomi. Mūsiškis parkas. Tas geras. Tai visai. Marijanų. Mandalmaris. Ai, Mandalmaris, nu. Tai tikrai veikia. O, kaip gražu. Arba, žinai, gal tiesiog nepaiminga. Nu, jo, čia, žinai, kiek čia pagauto jaunimo. Bet iš kitos pusės, kad tiesiog atvažiuoja štai pabandyti. Vadinėti parką. Maisto turime 3 parom, bet būsime tik vieną. Palauk, to aš atsėsiu. Negalvojau, kad tu imsi ten tiek daug ir košių, ir tu galvojau, kad tik... Ką žinau, tai reikia ir pusryčiam, ir man nu jo. kažkaip šiltos tripkės užsinorėjau kažkaip. Nu, aišku, nu jo, gal šiaip gera idėja. Haja, ne Maja. Nu, ką tu čia dabar? Nu, dėk. Wow, nenuversk manęs. Lau, nes ta maža rankenytė labai. Kažkokia per maža. Nesuplyšusi? Ne. Turiu, toks buvo. Nesuplyšo. Aš pirmai girdėjau tą trakštą. Šalta man jau. Negalai. Oi, čia kokias ribos vyksta. Statybos. Žinai, daro čia tą uostą visą gražų, pamatysiu, kad gali gražu. Čia dabar ką daryti? Ai, po dešinę. Taigi, ką mes čia turime? Vandenuko.
irgi iki 8 užtruk. Kaip truko. Nežinau, kam čia baigsis. Tas švartavimas. Šiaip tai remigis. O, kiek daug. Šalta. Oho, tokiam vandenį tik ir grūdintis. Tu? Kur toliau? Kelias baigtas. Tai čia ir pastatysim prie tvorelės. Kitaip nebus. Prie laivo nesivarysim? Baigtų. O ko ne? Nu, nežinau. Tuoj pasižiūrėjau. Kas vanduo? Sakai, pavargau. Man va pirštai. Pasiekėm savo nakvynės vietą. Kur jinai? Čia? Čia? Čia. Kur statyt, kažkai per viduriuką noriu subiškį? Per viduriuką tai negerai, nes nieks nepraeis paskui. Daug aš paseksiu. Oi, mažaš. Va. Užpakalį mano pakelk. Ačiū. Laivas nusviro visas. Tai taip, tai kur tas toks oris. Na, žodžiu. Po to viską parodysim, dabar einam daiktus susinešti. Žaidinam stubą. Užsukti gražiai. Gal einam nusiaut šalmus? Einam, tik šitą užsuksim. Čia yra tas žėlis. Štai. Nu, žodžiu, va taip. Motai prie laivo. Vaizdas gražus. Oras pasakiškas. Einam biškiu užkast, kažką atsigerti ir taip toliau. Tai va, vandikės pasidėjom. Gerai, kad leido atsivesti prie savęs, nes būtų reikėjo palikti kažkur biškį toliau, tai man toks nerimas būtų buvęs. Bet čia koks peizažas, muzika groja, laivas. Va, tai čia bus mūsų princesė. Dar viena princesė. Nu, čia viskas labai gražiai padaryta. Chill zona. Pereinam dabar į vidų. Prašome. Čia mūsų rėmėjai, kaip sakant, mums parūpino. Rėmėjai. Tai jeigu norite prisidėti prie mūsų ir remti mūsų vlogelius, tai žinoma irgi prašom. Tai va, tai turim čia va vairą. Sodynę. Sodynę sakau dėl to, kad Hilčenkaitė taip vadina sėdynę. Vadina sodynę. Ten denį turim. Čia turim virtuvėlę. Ups. Lipam. Tai va, virtuvėje biškio bardako spėjom padaryti. Va, daiktus susinešėm visus. Palašu, du kambarį praversiu. Palauk, aš praversiu šitą va, tualečiuką. Kas čia? Abrakadabra. Čia bus mėgamasis. Nu tai va, taip ir gyvensim. Dar norim pastebėti vieną dalyką, kad laivas visai nejuda. Ei, nejudin gal geriau. Viskas yra labai gerai, nesiguojam. Nu jo, šiaip neaišku, kaip čia mums seksis mėgot per tą judėjimą. Na gal viskas bus gerai, ne? Po droną parodysim gražių vaizdų dar, kol saulė nusileido. Bet žiauriai esam alkanus, jo labai norim valgyti, tai va, iki greitų už kelių sekundžių. Už 2 sekundžių į rytą pabusė, ne? Jo, 1. Papasakosi, kaip sekėsi siubuotam laive miegon. 2. Pau! Labas rytas, labas rytas. Labas rytas. Na, tai mes jau įsivirėm kavą, paskraidinom droną.
pusryčiaus. Nu, tai jau... Baigiam pusryčiaut. Pašytę. High protein. High protein. Kad pagarklis mažiau matytųsi per kamerą. Šalta. Žiūri, šiaip šalta. Biškai šalta ryte. Nežinia, kiek šitų laipsnių, tikriausiai ne per daugiausiai. 9 kokią sakyčiau. Bet mums pavyko įsivirti kavą. Puikiai šauniai su savo dujinė viryklė, tai aš jums neparodysiu. Biškai netvarka. Vakar Kristina su šituo gerai čia sužaidė, vos mūsų nesusprogdino, bet laimė esu aš. Jo. Tai va. Ir rytas. Tikimės kaimynų nebuvo, nes dėl dronų jie nebūtų buvę patenkinti. Dar visur šlapia, drėgna, visur viską, rūkas kyla nuo vandens, ten valteliai matomai žvejyba vyksta. O šiaip tai labai super smagi patirtis. Sutinki? Tai va. Tai va. Labas rytas, labas rytas. Skanaus? Kaip ten visi blogeriai sako, o jeigu nevalgote, tai valgykite. Ar ne taip sako? Valgantiems Skanaus, o kas nevalgo, tai kad valgykite. Imk. Padėk šitą tenai, kur nors tik tai nenušlapia. Man neįmanoma perėti, žinok, nes čia vėl šlapia. Ten motociklą, ne? Nu ką, susipakavom viską. Varysim namo. Namo. Kokią dainą panas sudė? Mano laivas sudė. Gerai, nežada mano žmonių, nes dar mėgančių yra. Nu, ten va atbulom ir apsisuksi. Nufoginsi? Sunkiai. Vandeniu liekit.
Šiandien mes ką darysim? Važiuosim Kur? aplink Kauną.